Daugelis matematikos uždavinių kilo iš praktinės žmonių veiklos. Iš kokiosgi praktinės žmonių veiklos kilo tikimybių teorijos uždaviniai? Iš labai malonios veiklos, įdomios veiklos, iš lošimų. Visų pirma, lošimų kauliukais. Kauliukais žmonės lošia labai seniai. Antikos graikai mokėjo pasigaminti lošimo kauliukus iš gyvulių kaulų. Senovės šumerai ir babiloniečiai gamino kauliukus iš molio. Tačiau matematikai lošimais susidomėjo, žinoma, labai vėlai. Pirmas matematikas, kuris įtraukė uždavinį apie lošimus į matematinę knygą, buvo italų matematikas Luka Pačiolis. Pirmas žmogus, kuris parašė lošimams skirtą knygą, tiksliau sakant, matematiniams lošimų tyrinėjimams skirtą knygą, buvo Renesanso spalvinga asmenybė Girolamo Cardano, gyvenęs 1501-1576 metais. Jisai pats buvo aistringas lošėjas ir laikė lošimą, azartinį lošimą liga, bet veikiau nepagydoma liga. Šioje knygelėje jisai suformulavo tą tikimybės apibrėžimą, kurį mes dabar vadinam klasikiniu ir naudojam. O matematinius tikimybių teorijos pagrindus, kaip dabar yra įprasta manyti, padėjo keli dviejų prancūzų matematikų Fermat ir Pascalio laiškai. Juose jie išdėstė ir paaiškino vienas kitam uždavinio apie nebaigto lošimo banko padalijimą sprendimą. Tačiau tikroji tikimybių teorijos raida prasidėjo po šveicarų matematiko Jakobo Bernulio knygos Ars Conjectandi arba spėjimo menas pasirodymo. Šioje knygoje Jakobas Bernulis suformulavo ir įrodė labai svarbų teiginį, kurį mes dabar vadinam didžiųjų skaičių dėsniu. Šios knygelės svarba slypi tame, kad Jakobas Bernulis parodė matematikams, kaip reikia formuluoti tikimybių teorijos klausimus, teiginius ir kaip juos įrodinėti. Labai didelę įtaką tolimesniai tikimybių teorijos raidai padarė trijų prancūzų Abrahamo de Moivro, Simeono de Laplace ir Poissono darbai. Juose, visų pirma, Abrahamo de Moivro ir Laplace darbuose mes randame pirmą labai svarbaus tikimybių teorijos teiginio centrinės ribinės teoremos įrodymą. Iš tikrųjų, ši teorema yra tikra tikimybių teorijos viršukalnė. O Poissonas irgi labai dažnai minimas tikimybių teorijos knygose dėl jo pastebėto reiškinio. Jeigu atliekama daug bandymų, kurie gali baigtis sėkme ir nesėkme, ir jeigu sėkmės tikimybė yra maža, tai sėkmių skaičius paklūsta tam tikriems dėsningumams. Tikimybių kalba tariant, sėkmių skaičius pasiskirstęs pagal Poissono dėsnį. Poissono dėsnis yra labai svarbus tikimybių teorijai. Labai svarbų įnašą į tikimybių teorijos raidą, pats to nenorėdamas, įnešė ne matematikas, bet biologas Robertas Braunas, XIX amžiaus
geologas, botanikas. Jisai stebėjo per mikroskopą mažų dalelių žiedadulkių judėjimą skystyje. Ir tos žiedadulkės judėjo tartum jos būtų gyvos. To judesio priežastį vėliau paaiškino du žmonės, Albertas Einšteinas ir Smolchovskis. Ir šitų dalelių judesį galima suprasti tik tai naudojant tikimybių teorijos sąvokas. Dabar matematinė šito judesio teorija, tas judesys taip ir vadinamas Brauno judesiu, sudaro labai svarbią tikimybių teorijos sritį. Būtina paminėti rusų matematikų įnašą į tikimybių teoriją. Tai XIX amžiaus matematiko Pachnutijaus Čebišavo darbus, XIX-XX amžiaus matematiko Aleksandro Michailovičiaus Lepunovo darbus ir taip pat Andrejaus Andrejevičiaus Markovo darbus. Markovas nagrinėjo reiškinį, kurį dabar vadina, matematiškai aprašo modeliu, kuris vadinamas Markovo grandinėmis. Markovo grandinės yra labai svarbus matematinis modelis, pasitaikantis labai įvairiuose srityse, moksluose ir tikrovėje. XIX amžiuje susidomėta socialiniais, ekonominiais reiškiniais, sukaupta ir taip pat sukaupta daug duomenų stebint gyvąją gamtą. Ir iškyla uždavinys, kaip vertinti, kaip analizuoti šituos didžiulius sukauptus duomenis. Ir čia prasidėjo nuo tų uždavinių, nuo tų klausimų, kaip tirti sukauptus duomenis, prasidėjo statistikos raida. XIX-XX amžiaus sandūroje statistiką plėtojo, galima sakyti, sukūrė keli žmonės: Karlas Pearsonas, Williamas Gossetas ir Ronaldas Fischeris. Tačiau net 20 amžiaus pradžioje ne visi matematikai buvo linkę pripažinti tikimybių teorijoje vietą matematikos pasaulyje. Nes tikimybių teorija neturėjo dar griežtų aksiomatinių pagrindų. Labiausiai pavykęs bandymas yra rusų matematiko Andrejaus Nikolajevičiaus Kolmogorovo sukurta tikimybių teorijos aksiomatika, publikuota nedidelėje knygelėje 1933 metais. Galima sakyti, kad Kolmogorovas tai yra tikimybių teorijos Euklidas, pavertęs tikimybių teoriją teisėtą matematikos sritimi,